Pasiruošimas naujajam A lygos sezonui prasideda. Į pirmąją treniruotę susirinko ir pernai metais pajėgiausioje šalies lygoje debiutavusi Jonavos Lietavos komanda. Esminis pasikeitimas ekipoje palyginti su praėjusiu sezonu – naujas strategas. Prie Jonavos vienuolikės vairo stojo Donatas Vencevičius, buvęs futbolininkas, Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys, žaisdamas už nacionalinę komandą pelnęs 2 įvarčius. Pastaruoju metu treneris vadovavo Suvalkų futbolo komandai. Su daugeliu žaidėjų strategas susidūrė pirmąjį kartą, o pirmųjų treniruočių tikslas patikrinti žaidėjų lygį ir nubrėžti komplektacijos gaires naujam sezonui. Žinot, kai visi pasilgę būna po atostogų daug entuziazmo, daug noro, taip kad manau viskas bus neblogai. Sunku kalbėti dabar apie tikslus, kol nesam pilnai suformavę komandos. Bet šiuo metu tikrai galiu pasakyti, kad kovosim kiekvienose varžybose dėl pergalės. Naujas Lietuvos futbolo A lygos sezonas prasideda kovo mėnesį.